dienos Linas Kojala, kas saugos Ukrainą po karo. Man tas buvo įdomus, pažiūrim, ką čia kalbės. Diskusijos apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą bus bevaisės, jei paliksime nuošalyje Ukrainos ilgalaikio saugumo klausimą. Šią savaitę pasaulio lyderiai rinksis prestižinėje Miuncheno saugumo konferencijoje. Vyksiu ją su lūkesčiu išgirsti, ko galime tikėtis iš Donaldo Trumpo administracijos siekiant paliaubų. Kol kas regiu 2 atsargiai optimistinės ir 2 nerimą keliančias tendencijas. Pradėkime nuo pozityvo. Diskusijos apie karą pokytis Respublikonų partijos elito tarpe panašu vyksta. Iš kartojimo, kad Ukraina beatodariškai siekia kariauti, vis dažniau pereinama prie konstatavimo, jog problema visgi yra agresorius. Todėl Keithas Kellogas, Jungtinių valstijų prezidento patikėtinis Ukrainai ir Rusijai, prieš kelias dienas akcentavo sankcijų Rusijai nepakankamumą. Anot jo, dabartinis sankcijų režimas vertas vos 3 balų iš 10. Tiesa, jis nedetalizavo, ką ir kaip konkrečiai reikėtų tobulinti. Jis taip pat užsiminė, kad ovaliajame kabinete Trumpas prieš kelias dienas subūrė komandą aptarti Ukrainos ateities klausimą. Nenustebintų, jei tai buvo pirmas kartas, kai Trumpo aplinkoje skirtas toks dėmesys Ukrainai. Ir puiku, jei šios diskusijos akcentas buvo kaip toliau spausti Rusiją. Nors tuo pačiu sunku įsivaizduoti, kad tam pritartų, pavyzdžiui, viceprezidentas J.D. Vance'as. Antra, Trumpas prakalbo apie Ukrainos naudingasias iškasenas ir kitus gamtos turtus, kurių reikia naujausių technologijų ir pramonės. Ai, beje, tuoj šitas dalykas, kur Trumpas visiems ten paskelbė, šitas dylas dėl mineralų jau buvo sutartas Bideno administracijos. Tiesiog Ukraina specialiai laukia, kad Trumpas galėtų prisimti kreditą. O galima? Nuoroda. Ta reportino New York Times, bet paskui dabar visi jau nežinau kiek visi, bet pareportino New York Times paywallą turi. Kiev Independence apie tai rašė. Kiev delayed minerals deal with the US to let Trump take credit. New York Times report. Lygiai tas pats, kas buvo su Kanada, kai Trumpas pagrasino tarifais, ir tada, susitarėm su Kanada, 30 dienų atidedam tarifus, bet jie skirs sienai daugiau ten pajėgumų, kad užtikrinti sieną. Bet tas irgi buvo jau sutarta Bideno administracijai. Trumpas tiesiog prisiema kreditą už tos dalykus, nes, kaip aš suprantu, lyderiai supranta, ant kiek, visų pirma, MAGA rinkėjai yra ant kiek braindedai ir ant kiek Trumpas turi fragile ego ir kad jam tokius dalykus duodi tiesiog, kad jis galėtų pasakyti, kad čia aš tą dylą susidėrėjau ir tiesiog ir viskas, ir tu gauni, ko nori. Bet jo, šitas dėl mineralų pasirodo Ukraina ir Kijevas jau apie tai, galvojo ir buvo sutarę su praeitą administracija, kaip ir... Žiūrim toliau. Vystyme. Faktas apie tai tikrai nėra naujiena. Bet politinėme diskurse iki šiol neskambėjo dažnai. Jungtinėse valstijose įsigali supratimas, kad Ukraina gali būti pragmatiškai naudinga ir reikalinga partnerė, o tam būtina užbaigti karą. Ir ne tik tai tokių. Beje, buvo dar vienas signalas, kai per CNN, per Fox News republikonų, smarkiai republikonų, net ne žiniasklaida, ten kanalas propagandistinis. Per interviu paminėjo, ėmė interviu iš Zelenskio ir pirmie sakiniai, kuriais pradėjo tą interviu, tai kad kaip neišprovokuotas ir neteisingas Rusijos pradėtas karas. Ten buvo gan įdomus momentas, nes, republikonų žinutė ir ten Joe Roganai visi ir tie propagandistai, kurie ten, Tim Pool ir panašiai, jie tai visai kitaip kalbėjo, taigi jų linija buvo visai kitokia ir Trumpo linija buvo visai kitokia ir MAGA buvo visai kitokia, bet tada staigiai vieną dieną tiesiog toksai šiftas. Ir kaip tiem debilam jaustis, dabar tie debilai turi ieškoti kaip pasakyti, kad prieš tai jie irgi buvo teisūs ir kad nepakeitė nuomonės tada, ar nekeis nuomonės ir
sakyt, kad, čia nesąmonė ir Fox News pasirodo nebėra geras šaltinis ir nesąmonė čia dar, žodžiu, čia kognityvinis disonansas pas jų, kas smegenyse vyksta, tai dabar nuostabu žiūrėti, kaip jie iš proto eina, aš kalbu apie magą žmonės, kai dėl Ukrainos tos žinutės pasikeitė. Dabar klausimas, kas iš tikrųjų bus padaryta, nes, kol nėra kažkas padaryta, tol koks skirtumas, ką kalba. Bet vien tai, kad retorika taip pasikeitė ir dabar tie žmonės, kur ten klykė, kad ukrainiečiai karą čia pradėjo patys ir turi liautis, ir dabar išgirsta iš jų pačių pusės, ne, čia buvo neteisingas, neišprovokuotas karas, Rusija pradėjo ir Rusiją reikia bausti. Ir ką jiem dabar daryti? Šių būdų, kuris būtų nepalankus ukrainiečiams. Tai kryptingo ukrainiečių diplomatinio darbo, pabrėžtinai toli gražu ne visada sėkmingo, rezultatas. Galima moralizuoti, kaip kad daro Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, kad Ukrainai reikia padėti nesiekiant iš to naudos. Visgi vargu, ar pačiai Ukrainai rūpės, kokiais motyvais remiantis priimami jai žūtbūt reikalingi sprendimai. Juk svarbiausia, kas daroma konkrečiai. Tačiau ne viskas rožėmis klota. Ir ne tik todėl, kad šis optimistinis naratyvas gali staigiai pasikeisti. Esminis iššūkis – nėra rimtų postumių svarstymuose apie saugumo garantijas Ukrainai. Tai žlugdo, arba Ukrainai labai nepalankia linkme kreipia perspektyvą bent laikinoms paliauboms. Mat karo stabdymas tokiu būdu tik laimėtų laiko agresoriui atstatyti pajėgumus ir atnaujinti veiksmus ateityje. Neveltui Kremlius šiuo metu ne tik reikalauja, kad Ukraina nestotų į NATO, bet ir turėtų drastiškai apriboti savo kariuomenės dydį. Susitaikymas su tokiomis sąlygomis reikštų faktinę Ukrainos kapituliaciją. Todėl Ukraina, pripažindama, kad dalis jos teritorijos gali likti okupuota, reikalaus užtikrinti, kad likusi valstybės dalis būtų saugi. Kellogas Beje, tą pasakius, čia paskutinė naujiena. Taip, Pentagono vadovas Ukrainai įstoti į NATO nerealu. Tai čia, beje, žinutės, kurios tikrai nepadeda deryboms ar ateičiai. Tarpu, nei viešai, nei kiek girdžiu privačiai, saugumo įsipareigojimų klausimo nevysto. Atsakomybė paliekama pačiam prezidentui Trumpui. Tad gali nutikti turbūt bet kas. Nuo dar vienos Gazos rivjeros improvizacijos iki Putino teiginių atkartojimo. Antra, Jungtinių valstijų įsipareigojimai Ukrainai visgi atrodo sunkiai tikėtini. Prezidento nacionalinio saugumo patarėjas Maikas Volcas sekmadienį tiesiai šviesiai pareiškė, jog tuo turės rūpintis išskirtinai tik europiečiai. Bet Europa neturi pakankamai svertų. Jokioje senojo žemyno sostinėje niekas rimtai nesvarsto 10 000 karių dislokavimo paliauboms palaikyti idėjos. Ir net nebūtinai dėl politinės valios stygiaus. Tų karių tiesiog nėra. Ką jau kalbėti apie įvedimą į faktinio karo su Rusija zoną. Įmanomi tik kur kas kuklesni, ribotų pajėgumų dislokavimo scenarijai. Tad visi žvalgosi į Vašingtoną ir laukia, nes supranta, jog alternatyvų iš esmės nėra. Ok, čia toks trumpesnis, bet ne, manau, pretty much accurate, jo. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą,